Sveiki, sveikiname su jumis vėl iš Fishing Insight studijos ir šiandien pristatysime jums ribiais naujienas. Kartu su mumis Paulius. Labas, Pauliau. Labas, Vangirdai. Malonu tave matyti. Tave taip pat, kaip visą laiką. Svetingas svečiuose. Ir dabar pakalbėsime apie naujas rites, o paskui apie meškeres. Tai galbūt aš pradėsiu ir papasakosiu apie atsiradusią naujieną, tai yra MF Smart Master 2 dydžių ritukiais, 3,5 tūkstančių ir 4,5 tūkstančių. Tai mažesnis sveria 294 gramus, didesnis dydis 332 gramai, abiejų perdavimas 6,2, greitos ritės, valų surinkimas 86 ir 90 cm, 2 apvalūs klipsai. Puikus pasirinkimas tiek plūdiniai žvejybai, tiek žvejybai feederių, stovinčiame vandenyje. Tikrai pilnai patenkins jūsų lūkesčius ir nenuvils. O Paulius dabar pristatys sunkiąją artileriją. Sveiki dar kartą, atsiprašau, kad šį kartą su Match Pro maikė, bet pristatom Rivę produkciją, pasitaisysiu sekantį kartą. Tai pradėkim toliau. Pratęskim, atsiprašau, toliau nuo naujienų, tai pristatykim tas didesnės ir sunkesnės ritutes. Tai turim iš naujienų MF Competition seriją, 2 dydžių, 4,5–5,5 tūkstančio. Perdavimai jų yra 4,7,1, tai reiškia, kad pritaikytos tiek stovinčiam vandeniui, tiek upiai. Tinka traukti ir dideliems svoriam, kadangi pats tikrai išbandžiau, labai paliko gerą įspūdį. Rytės, sakykime, būgneliai irgi yra seklus, tad feederistam, kas labai aktualu, kad nereiktų ten backingo krūvos vyniot. Jų valo surinkimas taip pat kaip ir panašus kaip ir MF Smart ryčių, tai 86. 4,5 tūkstančio, 5,5 tūkstančio surenka 90 cm. Ritutės, kaip žinot, šitos 4,7,1 perdavimu turi slėkinę pavarą, tai kas užtikrina jos gerą darbą su sunkesniais svoriais. Tai sakykime, gal tiek, kas liečia būtent šitą modelį, ir turim šių metų dar vieną naujieną. Longcastinę ritę. Ritė tikrai, sakykime, tokia jau nemaža. Su dideliu būgneliu, taip pat sekliu. Tai turi, beje, atsiprašau, paminėjau, visos turi po 2 klipsus ritutės. Šios ritutės gal yra kas neįprasta, naujos perdavimas yra 5,1,1, bet, sakykime, čia eina visiškai kitokie viduriai ir 5,1,1 tai nereiškia, kad jinai netems svorių. Jinai labai puikiai tempia didelius svorius be jokio vargo. Tiesiog įdėti naujos kartos viduriai, kurie pasižymė, leis jums traukti didelį svorį, bet tuo pačiu per vienu apsisukimu rankenėlės ritės būgnelis apsisuks daugiau kartų. Tai reiškia, kad vieną kartą apsukus ritę, jinai bus greitesnė ir apvynios jums daugiau valo. Ir jos surinkimas yra 98 cm, kas ir būdinga longcastam, ilgom distancijom, kad nereiktų sukti ir vargti, kol pririnksit ten 60 metrų ant ritės. Ir kas labai džiugina visų šitų naujienų, kokybės ir kainos santykis yra labai geras. Tai kaip pavyzdys, nuo MF Smarto pigiausios serijos, tai kainos prasideda nuo 80 eurų ir Longcastos siekia 130 eurų, 129, tai taip jau tiksliau. Tai, sakykime, šitam segmente aš manau, kad tikrai labai gera kaina ir kokybė, ir kas žinot ir naudojat Rivę nuo senai, tai tikrai nenusivilsit ir gausit už ganėtinai nedidelius pinigus labai rimtus daiktus. Sveiki sugrįžę. Dabar pakalbėsime apie meškeres.
Paulius papasakos apie premium klasės rive feederius. Aš pabandysiu pristatyti šių metų naujieną pigią liniją. Pigesnė, bet neprastesnė. Ir dabar Paulius pasakys, kodėl jūs turite atėję į Fishing Inside nusipirkti šitus feederius. Prašau, Pauliau. Ačiū, palengvinai darbą. Tai pradėkim gal pradžiai nuo premium tos mūsų vadinamos linijos. Tai šį kartą paruošėm jums, sakykime, 3 tipų skirtingus skotus. Tai pradėkim važiuoti gal nuo pačio, sakykime, rimčiausio, ką turime tai savo premium linijai. Tai yra Airfeeder Master kotai. Ačiū, asistentas labai turime. Tai kotai gal aišku iš čia matysis labai sunkiai, blankai jų yra visi gan ploni. Svoris taip pat yra nedidelis lyginant, aš dabar rankui turiu 4,20 m, sakykime, dalį, pirmą su rankena. Tai pats kotas pilnai sudėtas sveria 270 gramų. Kaip matot, pirmas žiedelis yra gan toli, čia kur mano pirštai, dabar matysis ir nuo rytės laikiklio. Jis palenktas irgi truputėlį į priekį su trigubų tvirtinimu, žiedas gan irgi iš savęs didelis, kas jums leidžia padaryti tolimus metimus ir naudoti didelės riteles, longkastinės riteles, kam tai aktualu. Išmetimai šitų kotų irgi yra, sakykime, su atsarga didesni, padaryta ir iki 200 gramų 4,20 ir 3,90 iki 150 gramų. Bet tai nereiškia, kad jie bus visiškai kieti, ten liaudiškai sakant kuolai. Kotai tikrai labai puikiai dirba tiek stovinčiam vandenį, tiek upiai. Sakykime, tokio plataus profilio naudojant, aš labai puikiai žinau kolegos iš Prancūzijos, su jais gaudo pas save stovinčiam vandenį upėse, su method feederiu, ten, kur reikia užmesti po 100 metrų ir dar ten turbūt ir toliau jie meta. Tai iš tos pusės nereikia to bijoti, kad užrašyta išmetimo svoris didelis, jis tikrai atidirbs ir su mažesniu svoriu ir trumpesniai distancijai. Pati rankena, čia gal nuimsiu, nieks nesupyks. Pati rankena yra iš prancūziškos, liaudiškai sakant, korkos kamštinės medžiagos. Turi tokį praplokštėjimą, tai kad būtų patogu traukiant ar upiai, ar kokį karšį, kad įsiremtų patogiai jums į šitą vietą rankos ties alkūne. Tai, sakykime, tikrai verti dėmesio, kas nečiupinėjo, atvykit pas Mangirdą, pačiupinėsit ir, manau, tikrai nustepsit dėl lengvumo ir pačio koto, kaip jisai dirba, juda. Ir dar, atsiprašau, nepamiršau paminėti, kad visas šitas, praktiškai visi kotai yra pagaminti iš aukščiausios rūšies anglies japoniškos, tikros japoniškos, tai atitinkamai už gerus daiktus, jie šiek tiek brangiau ir kainuoja. Tai pirmąjį mūsų eksponatą padėkime. Šoną, atsiprašau, reikia. Dabar galbūt atsimena, ne? Taip. Šitą naimsim iš karto. Antrasis mūsų kotukas, apie kurį norim šiandien jums papasakot, tai Rive Spacemanas. Kotas yra pats iš savęs šiek tiek griežtesnis, ilgiai jų yra nuo 3,30 iki 3,90. Kotai, čia aišku, jums dabar gal iš čia nesimatys, visi turi titaninius žiedelius be keramikos. Kotai yra išmetimai iki 150 gramų. Pats kotas irgi yra labai lengvas, 224 gramai, 3,90, tai labai daug ką pasako. Taip pat yra iš japoniškos aukštos kokybės anglies, rankena, kaip matot, irgi kamštinė, kaip priklauso 3,90 prailginta, kad patogu būtų atlikti tolimų metimų. Kas dar tokio, sakykime, savybė šito koto, šitas kotas, aš manau, kiek aš ir pats esu bandęs, jis labai tiktų Nemune,
upėje, kur yra didelė srovė, bet jis, taip sakykime, su ta srovė labai gražiai susitvarko, tiek ir traukiant žuvį. Tai, manau, superinis variantas šiai dienai yra gaudant Nemune mūsų plačiašonius. Sekantis. Kimeriokas. Taip. Ir turime mes čia, sakykime, gal vieną iš mano mėgstamiausių kotų, kas liečia stovinčiam vandeniui. Tai yra erskimeriai, naujos kartos, irgi šių metų atnaujinti naujienos. Pats kotas irgi yra labai lengvas, 3,90 apie 200 gramų. Kaip matot, irgi pirmas žiedas, kad ir mažesnis, jisai yra toliau irgi padarytas nuo rankenos, kad jums netrukdytų su didesnė rytė, kad jums tiesiog nebūtų mušimo sukant didesnė rytė, dėl to atitolintas žiedas. Štiko tai irgi taip pat yra nuo 3,30 iki 3,90. 3,90 išmetimas iki 70 gramų, 3,60, 50 gramų, 3,30, jei dabar nenoriu sumeluoti, irgi 50 gramų išmetimas. Tai va. Su šiais kotais, čia nenoriu pasigirti, bet buvau pasaulio čempionate šiais metais Italijai, tai gaudėmės ten karosus, nes kadangi stovintis kanalas, tai 3,90 kotukų, sakykime, tikrai galima numesti 80 metrų drąsiai. Tai kotas pats iš savęs jau yra, sakykime, jautresnis, minkštesnis, atidirba labai puikiai žuvį ir dar tokia gal, sakykime, iš tų savybių, kad blankai irgi yra ploni ir ko dar nepaminėjau, kad 3,60 ir 3,30 yra dvi daliai. Vat šiuo atveju laikau 3,60 kotuką ir, kaip matot, pirma dalis ilga ir antra. Tai jie tokie labai smagus kotai, stovinčiam vandeniui, Kauno Marios, upė, ne upės, ežerai ir visos kitos balos, super variantas stovinčiam vandeniui tikrai. Tai taipogi siūlau ateiti palaikyti rankoje pas Mangirdą į parduotuvę ir pačiupinėti, sakykime, tikrai gerus daiktus. Ačiū Pauliui. Dabar aš papasakosiu apie šių metų Rivės naujieną Air Smart Feederius. Pigesnė linija, feederiai nuo 3 metrų iki 3,90, 3 metrai ir 3,30 dvidaliai, taipogi padaryti iš japoniškos anglies, griežtesni, nėra sunkus ir čia kaip Riviai pristato, kad pradedančiajam feederistui. Taip. Yra netgi, aišku, nematysit, bet čia daug kas jūs parduotuvėje iš tikrųjų žiūrinėja, yra kas jau su jais smagiai žvejoja, net yra rodikliukais, kad suduriant atskiras dalis nereikia taikyti žydelių, nieko gražiai. Rodiklė. Jo, suvedė ir pasaka būna. Tai šitie kotai iš tikrųjų irgi turime visą gamą dabar, berods dar visi yra atvažiavę. Ko truks davešim, nėra problema. Tai irgi užsukit į Fishing Insight Marijampolė, Vytauto gatvė 48B ir tiek ritukės, tiek šitus feederius viską turime vietoje, galėsit pasižiūrėti, išbandyti, susitverti ir išsirinkti savo tinkamą variantą. Tai šiandien, kaip sakant, variantų nuo iki. Taip. Nuo stovinčio iki upės, nuo mėkšriuko iki plačiašonio ir gal net ir karpio. Šiandien tiek. Ačiū Pauliui. Rašykit komentaruose, Paulius paminėjo pasaulio čempionatą, ar norėtumėt išgirsti Paulių pasakojant apie pasaulio čempionatą, padarytume podcastą su klausimais, galbūt net tiesioginį eterį ir parašykit savo nuomonę. Iki greitų.